Telepatija. Kokį temą, kokį baisį temą aš jau dabar jaut kaip komentarą pildos nesąmonį. Telepatija yra labai paprastas dalykas, nėra kaip sunkiai. Važiuok, viskam, ko tu išgirsti iš tokių, galim sakyti, mistinių, metafizinių dalykų, atrodo, wow, čia kažkaip nesąmonį, čia kaip neįmanoma, ko tu prisigalvoji, nebešnekėk, nebepūk, nebesoik. Neegzistuoja. Čia ir faktas. Aš tam galiu patvirtinti. Telepatija egzistuoja, tas ir faktas. Bauja, tai įrodyta ir galit patys pasidomėti telepathy tapes. Jeigu kam įdomu, du žodžiai įsiaiškinsite, kam įdomu. O toliau kalbam, tu nori, tarkim, dabar aš noriu pabendrauti savo ten draugų, katras gyventinas už 3000 kilometrų kur nors ir aš nors bendrauti. Tai telepatija ir susijungėms jūsų vibracijų. Mes turėjom vystom skirtingas vibracijas. Tikslas įeiti tokį būseną, kad ir būtent tokį patį, kur ir pas tavo draugeliaus už 3000 kilometrų. Susijungi tom būseną ir tu esi ant to pačio dažniaus pasijungtas pats kapradys. Įsijungi į viską esi. Ir telepatija nėra tai, kad aš dabar skaitau, ko nors galvo ir он skait, ko aš galvo. Ne. Ir taip, kad tu skaitai savo mintis. Bet tu realiai esi ant tos pačios vibracijas, ant to pačio dažniaus, kad uns tas kitas žmogus turi tas pačias mintis, kaip ir tu. Dėl to žmonės, kad ir labai smilėjant, labai dažnai iš tikrųjų pabaig sakinius tais pačiais žodžiais.